maisto pertraukėlė. Tikrinam, ar viskas vietų. Vietų, netušiukas vietų. Vanduo biškas vietų. Nu, šipsokitės. Fotkinu. Kur man nebėga Mindė. Ką tu sapaliuoji? Mindė šitą dujų priuostė. Pakapota buvo. Jo, pirmą vietą. Draudimas sutvarkys. Pagaliau atšilo orai, o su atšilusiais orais atsirado ir daug išsiblaškiusių žmonių. Bet ačiū Dievui, kad yra edrauda.lt. Ups, pamiršau užtraukti rankinį. E-draudoje galima pasidaryti ne tik transporto priemonių, bet ir kito turto draudimą. Bet šiandieną pakalbėsime apie transporto priemonių draudimą. Tai pasirinkate transporto priemonių draudimas, susivedat savo automobilio duomenis, susivedat savo duomenis ir jums jau yra paskaičiuoti geriausi pasiūlymai iš didžiosios daugumos draudimo bendrovių. Kas yra labai patogu, kad visos bendrovės yra vienoje vietoje ir pasilyginti kainas yra labai patogu. Iš karto matai nuo pigiausio iki brangiausio. Kažkas turi, pavyzdžiui, vieną draudimo bendrovę, kur visą laiką draudžiasi, nes nežino, kaip kitoje kas vyksta. E-draudavo pasiskaičiavot, pasižiūrėt, išsirinkot ir pasidarėt savo, pavyzdžiui, pigesnį draudimą. E-drauda gali pasirūpinti ir jūsų automobilio techninę pagalbą, jeigu jūsų automobilis jūs ir vėl pavedė. Čia jau ką sankaba išminta. Ir nebesikūrė. Reikia traliuko. Kartais palikdamas savo automobilį, negali prognozuoti kitų žmonių veiksmų, o nuo viso to gali apsaugoti kasko draudimas, kurį taip pat galite pasidaryti e-draudoje. Ko čia mane laiko? Pasinaudok kodą Uber ir gauk dovanų. O man reikia, kad tas Opelis atsikabintų. Kas čia yra? Kas čia mane laiko? Stokit nuo manęs. Ko tas Opelis su manim važiuoja? Dar yra naujienų su techninės apžiūros draudimu. Apie ją daugiau edrauda.lt. Greita, patogu ir visada edrauda.lt. Naujiena senelis savo traktoriukų. Rida traktoriukas, kala. 2.5 motarukas. Easy. Aš tai žvengsiu, kad čia toj keliukas taip pasisuks, kad jų vienas ratas pakils į orą. O tada bus Antanai laikykis. Mūsų vairuotojas keičia įvaizdį. Brolis iš Amerikos. Dar sugrįžo. Pažiūrėkit, kiek daug gražių žibučių. Gal galima lėčiau, viški noriu žiūrovom parodyti žibučių. Ar lėčiau? Nesimato žibučių. Nebėra čia žibučių. Nebėra čia, dėl to aš varau, Nu, grybų radote? Aš jaučiuosi apgauta. Man sakė, kad mes važiuojam grybauti. Sakė, užsidėti grūbų, kurių negaila. Ir aš grybų nematau. Nu, va, nebent iš galo. Ir štai miško siaubūnas kanda upeliukų į uodegą. Koks 20% kelių jau nuvažiuota. Kol kas ramiai, gazelė kokius 3 kartus vos neapsivertė. Išvažiavom pasivažinėti, bet kol kas jokio judesio nėra. Man atrodo, dabar į kiemus kažkokius važiavom. Ignas naviguoja ganėtinai prastai, neparuošė namų darbų. Mes ir vėl nematėm nei vienos balos realiai. Ieškom su Evelina žibučių, nes jinai nori prisirinkti, nėra. Kol kas nemačiau tik mėlynių, bet... Kur tu lipi? Kur tu lipsi? Tai bent stotelės kokios sulaukiam. Grybų taip pat neradom. Mano suvidė. Evelina, kaip tu jauties? Taip ir jaučiuosi, kaip grybas. Bent, nu tai va, kaip sakei, realiai grybų kaip ir neradom, bet kaip ir yra, ne? Kaip ir yra. Va priekį matau kelis ir iš galo. Jo, aplinkui vieni grybai mus. Realiai, tai žinai, mes čia normaliausias. Tai
tiesiog važiuojam tiesiog prie Chebros, bet taip kažkaip, gal čia nusuk. Man atrodo, visą seriją mūsų reiks daryti, nes, nu, čia grybauja. Priekis ir galas. Realiai, tai mes ir grybauti išvažiavom, tai dabar mes netaip supratom. Mes supratom, kad rinksim grybus, kiti suprato, kad ten bekelio, o mes tiesiog grybaujam, nes nerandam kelio. Tai gal čia kaip tik tas yra kelias, kurio turim aš 3 nuškėti. Mums reikėtų daugiau iššūkių ir man blakstiem. Jo, ir akinių dar Karalytei trūksta, nes dulkių tai kosmosas. Bliui, normaliai pjauno gazelkę pagauna pagreitį ant 50. Pit stopas. Evelinai parnešiau žibų. Ačiū. Net, nu tai gerai, ką aš žinau. Nedrįsau daugiau imtis. Pamatėm daug žibūčių. Evelinai vienos pasirodo neužtenka. Čia yra pilni krantai žibūčių. Grybauja Karalytė. Išleisk mane ant kranto. Aš noriu plokštelės žibuoklių. Tikėjaisi, kad apsivers? Aš žinau, kad apsivers. Anksčiau ar vėliau, tai laiko klausimas, bet garantuoju apsivers, kai niekas. Ne, tai davai, nu ką žinau. Žodžiu, važiavo pas mus žmonės su pagalbos šauksmu. Padėkit, techninės apžiūros nepraėjom, šiluminio ekranų nėra ant automobilio išmetimo sistemos, čia kuro bako nebuvo. Bet dabar ne apie tai. Noriu su jumis pakalbėti apie red flagus, raudonas vėliavas perkant automobilius Lietuvoje. Aišku, tas pats galioja ir užsienyje, bet kiek teko susidurti, dažniausiai šitie dalykai vyksta Lietuvoje. Tai pirmas red flagas yra, jeigu jūs paprašote automobilio kėbulo numerio ir žmogus sako, tu atsiųsiu, praeina valanda, neatsiunčia, paskambinat paprašo dar kartą, vėl neatsiunčia. Man netgi yra tekę susidurti, kai atsiunčia ne to automobilio kėbulo numerį, todėl raudoną vėliavą nevažiuojam pirkti. Kitas dalykas, jeigu yra labai sunku susitikti su žmogumi, tai yra visą laiką nukelinėja į labai vėlyvą vakarą ir dar kažkas, nėra labai baisus red flagas, bet reikėtų susimastyti, kodėl automobilį nori parodyti tamsiu paros metu. Trečias red flagas yra, jeigu paklausit, kiek laiko turi automobilį, jeigu pradeda, mes čia 3 metus turim, atvažiuoju, pasižiūriu dokumentus, ten iš viso koks Petras, Jonaitis, Marytės, trečias brolis, kažkas neaišku žodžių. Jeigu yra kažkokių neaiškumų su dokumentais, irgi raudona vėliava neperka. Kitas dalykas, perkam automobilį, būtina pasitikrinti per Car Vertical. Ir tai galite padaryti su 10% nuolaidą, pasinaudojus nuolaidos kodą UBR. Ir galite pamatyti automobilio ridą, istoriją, kas su automobiliu kur buvo ir panašiai. Pavyzdžiui, galbūt atvažiuosit ir pamatysit, kad tas automobilis yra parduodamas kokį 7-8 kartą. Šiokia tokia irgi raudona vėliava, kodėl niekas nenori važinėti su tą mašiną. Tai va, perkat mašiną, pasitikrinat ir būna ramus, o mes toliau varom tvarkyti žmonėm mašiną. Dar nepraėjo techninės apžiūros, nes neveikia langų apiplovimas, žibintus apiplauna, gali langą plauna. Vyrams sakau, davai pasikeliam. Sako, tai kažkas bus su žarnelėm, nes galą plauna priekinę plauna, sakau, bus 3 motoriukai. Baigtų, nėra, nesu matęs. Ką man sakėt, meistrai, apie 3 motoriukus? Kad nebūna? Nesusidūrė. Senas pirikups yra susidūręs, taip kad jau ką, turėkit omeny. Čia jau normaliai. Turim čia tokią problemą, kad čia yra pervaža. Ir nerandu pravažiavimo pro ją. Važiuojam iki artimiausio miestelio. Nu ką, priekyje iššūkis. Kažkoks įdomus kelias. Kas gazelytė idealito.
Važiuok, tai vairuotoja yra... Esmė, kad tai suplanuok apvažiavimą, važiuok tiesiai per ją, kas tau atsitiks. Ne, minus karteris. Koks karteris? Man baisu. Važiuok per žemiausią vietą ir viskas. Važiuok. Svarbu nesustok, ant jos užvažiavus. Gerai. Viskas, va. Nu, va, baisu buvo. Baisu. Ja, mano panorama svarbu, kad neskiltų daugiau. Ne, jau viskas, įragas. Nu, taigi yra, va, važiavimas pro dešinę kažkas važiavo, matai? Oh my god. Man biški neįprasta. Taip, važiuok. Važiuok tiesiai, svarbu nesustok ir apsukas laikyk. O čia į kalną? Taip, važiuok į kalną. Tai jau galim ir prašoktą geležinkelį įsibėgėję. Ne? Va čia jeigu šmau. Gal paskui mus varo. Čia gal ne... Tu tik tai dešiniau nenuvažiuok, nes ten... Gerai. Tu man sakyk, gerai, čia mano pirma treniruotė. Nes tiesiog jau Man bus jokingiausia, jeigu gazelka va čia į tą griovį nusivėlė. Ai, ne, jinai žiūrėk, ją apačią nuvarė kažkur. A, ne? Aha. Važiuok, ko tu stoji? Noriu pažiūrėti. Nestabdyk, važiuok, nėra laiko. Noriu pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Pirma klaida yra nenaudoti gazo, iš šitos klaidos mokysimės, nes tiesiog būčiau peršokus, bet biškai saugojau vis dar mašiną, nes dar mes niekur nenuvažiavom ir ten kažkokie vaiduokliai po mišką vaikšto. Man atrodo, kad jie dar nesupranta, mes įstrigom. Yra reikalų. O, bodykitą sulaužiai. Palauk, reikia šitą, tą baslį kažkaip patraukti. Reikia, kad jisai jaučiu atgal pavažiuoti. Jo, tau reikia atgal pavažiuoti. Suk vairą į kairę, oi ne, į dešinę. Karočią, nesąmonė. Einam, mes numokamas. Davai, važiuok dar atgal. Langą užsidaryk. Ne, blogai, dar labiau laužia bodykitą. Buvom. Davai. Ką dabai, nematau, palauk. Lemba, pamiršau, pripilvau, paėmės kyšį. Biški tu prastas šturmanas, aš galiu to pasakyti. Tai va, tu kažkur į krūmus jau, žinai. Nu tai, kad aš laukiu, kol tu kažką pasakysi. Nebenoriu. Mažina sugena. Čia nėra, greitų nėra. Nesuprantu, ką mes čia darom iš vis. Dabar jau į priekį nepavažiuosi, dabar bus blogai. Tai davai pastumėm. Davai baslį pabandom patraukti. Kas nutiko? Apsikakosi. Nepatrauksi. Davai nuo galo. Aš šitą skrybelę mačiau jau kažkur. Pažiūrėk, aš jau 2 kilometrus, tad valom varu per tokį kelią. O kaip tu jas matai, kad jie sustojo per šitą kalną? Nu, mačiau. O dievai. Taigi aš geras šoferis. O. Nu ir dabar jie reikia į priekį. Vo. O Ignas kaip tik planavo perdažyti kem 6. Minus bodykitas. Like ir subscribe. Langą užsidaryk tik tai. Nu davai gazą. Patraukit mašiną. Patrauk Ignai mašiną. Į priekį. Ką jie daro? Jie traukė ją. O kaip jie traukia? Su kem 6. Aš sustosiu va čia ant kalno, gerai? Davai. Gazo. Turim skylę blokę. Eina mergų stumt. Labai keistas reiškinys. Mašina čia, o ko jūs ten? Pagalba priekyje. Pagalbos. Pagalbos. Kaip tu atvažiuoji? O kam? Gerai, stumkit. Pasitraukit nuo ratų priekinio. Kad
Pabandom su gazelė gal? Permesim krosą. Pala, tai užsidegs, koks skirtumas. Toj mastom. Ai, nuo balkė kabo. O tai ką į priekį tai pabėga? Stumėm, visi. Man Ignas sako, gazuok. Nugalėjo komanda. Tomas, what happened? Išgersim papasakoti. Kas buvo? I don't know. Jonas Biliūnas kliudžiau. Jis kaltas. Davai. Biliūnas kliudžiau. Jo. Literatūrinė bairė. Davai. Nu. Dėl tai pošlas. Davai, sakyk. Pats buvo grįsęs galas. O, blemba. Kas čia nutiko? Mindė. Viršui su kaminu. Aurė. Gazeliai gal ir ne bet kaminui taip. Jūra kebulinius kaminui padarė. Kaip manot, Signėda turi kaminų mašinų? Bet jūrai tai nepatiks. Ne, bet kokį Vilprui tai tikrai padės. Aš kol kas esu labai patenkintas gazelės pravažumu. Aš Aš tiesiog pirmą šaibą įjungęs ir jinai pati O pučiuoja. jūs ką ten sisioja ar kas yra? Važiavom, sakom, tai kaip ir lengva. Užkaitot? O nuo ko? Lerda, nu pas tave ir matyt mama neįsijungi. Ai, nu. Ką, šiuo metu mes negalim tęsti kelionės, nes užvirė mūsų automobilis. Evelina džiaugiasi šitą visą avantiūrą. Visi laukiam, tai reiškia dabar. Eisim žibučių toliau ieškoti. Ir gal papietausim kur nors. Nes čia lygtais nepramačiam, tiesiog užkaito, nes kai pastovėjau ten ant žolyno, tai ten gal kažkas biški neaušino mūsų radiatoriaus. Tai įdomu, kaip čia bus toliau. Na, jeigu ką reikės, tiesiog greitai važiuoti. Atrodo kaip kepurė nupūsta. Čia pirtis menininkas, žinot, tas kepurytės kur ant šono. O blemba, jau čia va šitus kliūdam važiuodam. Čia yra kalniukas. Man labai įdomu, kaip gazelė įveikia. Blemba, kaip jinai visa buvo atskirai nuo kėbulo. Užvažiavo. Per durpynų! Bensinės stok! Been on the road for so long. I'm begging you, please don't get me wrong. It's you. I'm in love with you. You got to know it ain't no me. Bet tu supranti, kad mes čia ne keliu dabar, nu? Ai, jo? Kelias yra po kairę. Ai, nu tai mes galim bet kada jį grįžt gal. Ar ne? Čia ne kelias. Čia kelias. Ne, čia Taip. kelias. Stiprų? Taip. O.
Panoramą subraižė jaučiu. O, čia kad užgesam. Nu, tai viskas, važiavom. Taigi sakiau, šviesas bent jau išsijung. Tai palauk, tai kaip čia? Mokėm pauros užsikur. Norėdam, čia? Nu, įsijung paurą. Ant pirmos ir tada, kai norėdėsim antrą durti. Iškart antrą? Antrą įjung. Dabar iškart? Sankabą išmink, paleis stabdį. Sankabas nereikėjo paleis, nes mašina nereidės, kada sankabą išminka. Ne, bet mes tokioje vietoje, kad dabar turėda pasungiškai. Ir išsibėgės mašiną, paleis sankabą ir spaus gazą. Taip, gerai. Oi, čia bus reikalų dabar. Ten kalniukas. Palauk, čia man biškai nelabai patogu. O tu bėgi išjungusi? Nejudu. Davai, aš išlipsiu irgi per priekį. Nu, bandom. Neįnama čia vienam. Čia pats kalniukas, palauk. Spėsi iššokti. Tai į medį nuvažiuos mašiną. Gal nerizikuoti tada, palauk. O? Šlip padėsi biškai pastum. Bet aš bijau neiššokti, žinok. Nu, tai tavo bėdas bus. O jeigu ją paleisim vieną, labai blogai? Aišku. Dar ir snygt pradėjo. Kolegos kažkur mūsų atsiliko. Pastumėm atgal ir tada į priekį. Kas yra? Nu tai nepaleisk, nu pasisteng kažkaip, aš nežinau, nu. Ką reiškia jeigu? Such a good time having you by my side. Davai, eikit visos sėdė ėda jos. Mašiną pastumti reikia. Prie ko, kai važiuoti visas, kai stumti niekas. Pastumėm biškį atgal. Čia, stop. Dabar į priekį. Taip, į priekį dabar. Palauk, Gabija, palauk. Ant 3, 2, 1. Davai. 3, 2, 1. Все, paleidžiam. Ką čia valgai? Ne. Nu, baisu buvo. Ne. Sivečiau iš karto ant antrą. Tai ko myžai? Žiūrėjom. Durkiam šoną. Ne. Nu, durk. Iš tikro? A, jūs mes biškai ne tais bėgiais pataikėm. O, ne. Ką tu šakojasi ten? Nu, kodėl? Kodėl? Pastumki, Tomai, pastum. Pastrigo, viskas jau jos tempi. Pastum! Stum! Pastumkit! Ne rankom, su mašina! Ko čia šakojatės? Nesuk starterio. Bėgi. Realiai. Va Bėgi antrą. Iš karto. Karma. Ir dabar jungti antrą iš karto. Sankabą išmygų, kad redėtų mašiną, reikia greičio. Vaira. Šok vairą! Priserelinot? Davai! Šiaip sankabą tik prisimėtų. Tai jos reikia stumti. Užgeso mašiną ir akumas miręs, tu ne tą pusę filmuoji. Pastumkit kas nors normaliai, nu aš nesuprantu, kaip iš miško. Davai, sumim, vyrai, važiuot reikia. Davai. Antrą sankabą paleisk. O. Prisereliavot? Ne. Galūšta. Ką tu laužai ne savo daiktus? O. Šakutis. Gavau sriubos.
Niekaip neprisiprašau vaikinų parduoti šio grybavimo aparato, todėl nusprendžiau pati sukurti aukcioną per Auto.A.lt, nes tai ypatingai lengva ir svarbiausia nemokama. Tad viską, ką man reiks padaryti, tai padaryti porą nuotraukų, parašyti defektaciją, nusistatyti rezervo kainą ir aukcionas bus sukurtas. Ir ne tik galima parduoti automobilį, bet ir nusipirkti. Na, o aš einu šį bolidą sufotkinsiu, surašysiu defektaciją ir įkelsiu į Auto.A. Kaip gerai važiuojat. Čia gal šokne? O, čia gazelė nepravažiuos. Pas mane kažkas griauja, tu savo žodžius net pamečiau. Aš čia per garsas. Čia sudrėlė kažkas grėžia. What the fuck? Čia Mitsubishi dievai jaučiu, kondicionierių dievai, reiškia. Kas čia per garsai? Kas čia darosi? Kas tavo duris atsidaro? Kas čia vyksta? Pažiūrėkit, paklausykit. Pala, aš radau, man atrodo. Čia dabar... Po to, kai jį pastūmė mašiną, va toks garsas atsirado čia. Atrodo, kaip sidrėlė. Žiūrėk, po to, kai pastūmė mašiną, kiek garsai atsirado. Čia jūsų centrinė? Kur gazelė? Ten miškai jaučiu per kiemą važiuosi. Mano duris noriu uždaryti. Mašiną ant laisvo palikė. Nes aš buvau palikus už kūrus. Užsidarys duris, gal gerai? Neužsidarys, man atrodo, ten iš karto. O! Dar biškį palauk. Būgnas kartu kaita. Su Gabija ir Evelina. Ne, čia va tiesiai į kiemą kažkieno atvažiuosim, tai manau išvažiuosim. Aš nenoriu per kiemą važiuoti. Važiuojam. Aurė, atsargiai kelmai ten. Praeina. Vyrukai trypčia. Nu, važiuojam. Važiuok. Davai, gazu. Toks jausmas tarsi su ją dar kiekvieną dieną reikės važinėti. Greičiau! Turit komentarų? Jo, turiu komentarą, pas jis odiga atsirado. Man lipa. Tik net mano gėlytė. Atrodo, kliūsi. Let's go, давай! Ну, давай! Шприцей, давай, вари шприцей! Фирма, дур! Коту? Užgeso все. Oi, vėl užkaisiu. Čia kendžinsai dar. Ką, užgesai? Tai aš tave stumt bandau. Jama gerai, kiam šeštas atrodo.
O bėgi. Davai, stumkė. Ne, tekink, taip sakoma. Kokioj košiai? Va, tokiam šūnui. Tai eik tu čia iki košės dar toli. Paduok, kad gal biškiai ir taip, su smugeliu. Davai. Tu bėgi, išjung. Aš viską išjungiu. Rankinis neužtrauktas. Bet tada iš karto antrą dar. Nes čia kalno nėra, gal iš pirmos. Davai, važiuok. Su antra. Tai va, po truputį, davai. Davai. Vyrai, būsterio reikia. Taigi neužsikuria, taigi ką tik bandė. Nu tai žinau, tai jaučio kūmas atsikratė ar dar kažkas. Kapotą atidarinėkit. Bagažinę sulandėt. Aš čia turiu kovinę vietą. Ai, nu tai va pliusas nukreitė. Aš žiūriu, nieks nebedė. Šviesas, išmok išjungt mašiną visą laiką. Bėgi tik tai išjung. Reikia prisukti, makumas su šitą. Tai čia abu neprisukti. Man šitas buvo nukreitęs ir dėl to dabar nesikūrė mašiną. Palauk, tai gal samarėzų neturim čia įsukti. Taigi galima prisukti tiesiog va šitą va! Taigi jisai užverštas iki galo. Ko tu reikia, taigi ne miške esam. Atsakiau taip pat, kaip tu pasakai. Ar aš jam taip reikiau? Ne, nepanašu nei kiek. Aidas vis dar aidi. Paulė, duok samarėzą, čia nes kur guli. Porankį šitam kapholderiui 2 samarėzai guli. O ko čia per po 0 su skrybliu? Gal tu vieną davėk į 2, prašau. Remontas. Kas mes, servisas? O reikės nupoliruoti. Mechanika. Paėmė įrankių dėžę. To visi alų užsiverti. Sankavėlą. Čia mano. Tiek stengiasi, o veltui su tokį. Aš jau laukiu, kad intrukčios. Netrukčiai. Žiūriu, kad nieks nebedega. Žiūriu, niekos neruošta. Žuvo. Tai gal dėl to mano kūmas ir nesikrauna kurį laiką. Tikėtina. Važiuojam, Paulė sako, ABS-as užsidegė, sakau, stabdžiai yra, jo. Sakau, nu tai viskas, važiuojam toliau. Pas mane užsidegė check engines. Nieks nepasikeitė važiavimo būkliai, tai. Reikia atviryti kapotą, patikrinti, ar yra variklis. Arba gal kokį zondo laidus atnešė. Vazono? Lambda zonda. Vazono? Vazono Taip, bono. vazono. Vazono bono? Žinai tą frazę, tiesiu taikiniu į mašiną. Blemba atrodė, kad į šikną pasimovė ant antenos. Važiuojam? Norim ir prašyti, perlipti. Davai! Merginas užsimanė užsilipti ant stogo nuotraukas pasidaryti, dabar bus reikalų. Evelina, tik neužtikabink už kampo durų su striukė. Dabar šaukite iš delno, iš tikrųjų. Arba iš kojas. Ne, patys. Kojos, kojytės su auksinė vaikštų. Būčiau parodęs. Tavo vaikštų. Turim situacijų. Nulūžo saulės koviriukas. Norėjau jį pažiūrėti, ar yra ta funkcija, kad išsitrauktų taip ir trukteliau ir nulūžo. Bet dabar toks visai patogus, atrodo, įrenginys. Mušt kaimynus. Važiuojam. Plyta, miške, plyta. Ir vyksta ralio mašinų testas, Lenkai atvažiavę. Įsivaizduojat, kiek aistė nesimatėm laiko? Kokius 3 metus, ne? Nuo projekto? Jo, 3 metus kokius nesimatėm, vidury miško susitikom. Jo, tai šitą, tai suksimės ir važiuosim kitų kelių. Kai čia subražė jiems? Neįsimam. Nematei? Ne. Ką tu? Nebraujė. Tas jau miega. Jau chill and grill.
Vėl prisišakosit. Vėl toj Tu baig. Parazitė. O galit va pasidažyti merginą? Labutis. Labai laiminga mergina. Ko čia laužo? Uždarai duris. Nelaužyk durų. Kažkas iškrito. Makelė. Jum iškrito kažkas. Šiukšlių. Iškrito kažkas. Ką sakėt? Aplodismentai. Kas nutiko pas jūs? Lenksis atsikabino. Bliamba, o čia tai problema. Nu ką, vėl prisišakojai? Erelį. Sakiau to šakočių neimt. Bet tai viršui tai yra. Jo, turim, bet jau ten uždėta. Nuvažiuos taip. O toli dar iki vietos? Normaliai. 2 minutės, kai Ignas turėjo mašiną. Kiek laiko? 2 minutės. Tavrasi, jums tiesiog nereiks šakotis. Šiandien ne jūsų diena. O pačius zapaskas nėra? Nežinau. Man atrodo, yra. A, jau pagalbos reikia? Iš pradžio chuliganiškas vairavimas, po to jau pagalbos reikia? Matai, net neįlenksi. Bet žiūrėk, Pasimatė viskas. O todėl perkant reikia pasitikrinti per karvę vertikal. Čia kaip per driftą žymė. Ai, tai va, žiūrėk, aš jau už šitą va kažkur ir nešiu padėlį. Ai, mūsų vinį. Į šitą. O čia skylės viskas tinka, ne? aš šokiu. Aš tiesiog esu šokiu. Nuo to, kas vyksta. Ką, Paulė? Nu, tikrai labai mes sugadino mašiną. Pagal taisyklę. Važiavau normaliai pusę dienos, ne, va, tik duok. Laukinis. Nu, visi įkalčiai, va, įrodymai, viską turim. Aš turiu savo hidrodėlį, va. Kiek ten galima atgal pavažiuoti, normaliai. Tai dabar vykdo misiją kokią? Parodysiu, dankratą neturiu. Aš įsižadėsiu tavęs kaip brolio. Jo, dabar reikia pakeisti greit ratą. O, ir patogus paskui. Gal dar vos Gal jį reikėjo atlaisvinti? Jis sakiau, reikėjo stabdyti. Kurio nėra. Davai susuk vairą į kairę. Nebereik. O, gerai. Duok, aš iš nuojas nutrausiu. Na, bet gerai vietų sustovim, nes čia vienintelis metras, kai yra ta duobė. Tu šio ratą gerą iš mūsų nuėmėjai. Centravimo, čia dar. Bet jisai nelabai pripūstas. Nu, tai kaip pasiruošėt, taip ir turit. Nieko, turim kiem 6 pripūst. Sukom. Pagalba kelyje. Tu ten rytinės. O, kad šitos pusės kiaurų. Išsitėpi, mama bars. Litnykas? Tai pradžiai gal primeta Martinką? Tinka. Jeigu ką, ant 3 skylių. Norėjau ką tik paimti litnyką ir mest ant stogo. Gerai, kad to nepadariau, nes būtų šį salonai. Ateikit pastumti iš mašiną, žiūrėjau.
Nepersistenkit. Arba reikia kelti ir greit rasti. Palaukit, aš sėsiu į bagažinę, jeigu svorį reikia. Oho! Kaip čia būna? Gerai mindė? Ar dar išsukt vairą? Donkrato vieta mano automobilėse. Gerai? Būtelaitis. Čia kažkas kuro pylės. Užsidėjo? O tai tu turėjai Zapaskę? Jo. Man čia kažkom primena Wrong Turn, kažkas bus. Jau Wrong Turn buvo prie Aistės. Va, matai, čia ne šiaip tu mūsų apsuko. Čia žinai, kaip pamatai, būna per filmus. Pamatai kažkokią bobutę ar kažką. Jo. Nepravažiuoji netikėtai. Aš man baisu net pagalvot, kas mūsų laukia. Važiavom link sodybos, iššoko briedis pas su tokiais ragais, šovė Mitsubui per kondiškę ir per ratą, pradužo ratas, dabar bandom pakeisti ratą, pakeisim, važiuosim toliau. O kaip išvažiuosit? Kaip išvažiuosim? Bus pedal to the metal ir išvažiuosim. Nori pamatyti? Tau patinka ir pamatyk toje serijoje. Kaip sekas, Ignai? Be komentarų. Tai mes varom, ate. Padėkit. Ar yra norinčių padėti? Davai paskai. Ilgiau Tai vėl jėda pusrykis. Žinau, kad čia nieko nebus. Mes viską darom pasitarę su kaskadininkais. Lempą sugadini. Almai, laikyk stabdį. Kur Tomai važiuojam? Važiuojam kaimo gyventojus, ieškot pagalbos. Kas rasti? Paliubomu rasti. Va ten bandom, ne? Gal kokia montaškė yra? Suk į kairę, nes ten išvažiuosim iš kaimo. Gal chatą pirkam? Prekybos centras turės visų reikiamų prekių, kurių mums šiandien prireiks montuojant ratus. Tai porą skambučių radot, kas permontuos? Jo, sakė, už 3 minučių atvažiuoti. Nu, tai kol nuimsim kol ką. Tai jau nuimta. Jau nuimit? Labai gerai. Važiuosim Samažės gatvę. Važiuosim toliau, Tomai. Žodžiu, Tomas įmindė nuvairė iki parduotuvės. Tai nebereikėjo. Rado kontaktą, kas galėtų sumontuoti. Radom kažkokį tai servisiuką. Jau gavom rekomendaciją. Žmogus pažiavo, pakeitė mums ventylį. Sakė 5 eurai. Norėjau duoti 10. Tai žmogus taip meistriškai vieną pitakiuką pasiėmė. Tai pasakė, ne, man daugiau nereikia. Tai va, turim ratuką, važiuojam atgal. Kol techninė pagalba grįžo, net ir snygt pradėjo, žiema atėjo. Jo, šiaip žiauriai apjaukė. Nu. Mindė greičiau žiemio padangą montuok. Zik. Formulė 1. Žodžiu, tai užsidėsim, užsimesim ratų ir važiuosim. Ką kol šitą? Kai užvažinėjau, kad kartelį kokį pamačiau. Dar jeigu kokias 15 minučių būtų reikėję jūsų laukti, būčiau pirtėjęs kurti. Jau mindė buvau beveik užparinęs, kad sutvarkytų va šitą daiktą. Truputį dužo. Nu, tvarkyk. Gerai. Varyk kiem 6, va tai va kampu kažką pastatyk.
Praplauk. Vėlė kitą pusę. Stop! Stop! Nu? Ar žiūrim, ar užsidaro? NBA! Nebe! Ne? Ne, taigi vis. Ar išliejai savo pyktį? Dėl savo vairavimo. Kursi pirkti, nes nebegaliu, kai šalta. O, biški buvo reikal. Žodžiu, važiuojam. Žiūrėjom toliau? Čia aš ramus. Žiūrėk. Normaliai, per panoramą viskas smagu gražu. Susitvarkėm ratą, važiuojam, bet dabar turim kitą problemą. Pas mane langas nebeužsidaro iškrydė. Ir dabar tiesiai sniegas į mano pusę varo. Liko 15 km iki sodybos važiuoti. Gal neužpustys. Ketvirtus peredačių. Nekė. Nu, išvažiavom ant kietos dangos kaip vairas. Vairas tiesiai bus ar ne? Ne? Panašu linko vairą traukia. Važiuojam toliau. Pradėjo žiauriai snigt. Nežinau kodėl, bet dar įsijungia tolimas šviesas. Geriau Ir dienos metu. Geriau matysis. Na, okei. Gerai. Apšvies mums kelią. Vėl. Švieski man vėl. Nu, pažiūrėt, kaip gražiai galima per panoramą žiūrėt, kaip sninga. Kažkurį tai savaitgalį buvau čia su draugais Palangoje ir pas draugą bute yra paskutinis aukštas. Paskutiniam aukšte yra tas stauginės langas ir lyja lietus ir aš ryte atsikėlęs tiesiog pusvalanduką meditavau, žiūrėjau į tą langą, kaip lyja ant jo vanduo. Ir man žinot, kad draugas pasakė, kad Jackie Chanas taip pat darydavo irgi. Sakė, tiesiog išvažiuodavo su mašina, sustodavo kažkur ir stebėdavo, kaip krenta lašai ant stiklo. Tai va, nuo šios galite mane vadinti Jackie Chanas. Storas Jackie Chanas. Dėkinga? Vat moteris, niekuom nepasirūpint. Langai yra soja, net nežiūri. Čia yra faktų, ką tik ištaškai kasečių dėtuvės 4. Kas matė, kad jos buvo? Kas matė, kad jos buvo? Kodėl jos? Mane jos kreivai žiūrėjo. Tu vairuok, neužgės. Ar taip turi būti? Ar taip turi būti? Man per daug pučia. Tai grupuoju. Atvykome. O kur tu kaminą palikai? Esi yra ar nėra iš viso? Jau beveik. Ne, ta skepurytė nukrito. Visiškai? Nu, toj nuimt galėsi. Toj viskas bus gerai. Žiūrėk. Tai? O, kurmė. Ai, kažkokia tai sunki diena. Kameniukai tai tikrai. Ką darai, Mindaugai? Taurį čia pavirint biškį reiktų. Aš žinau, kaip tyčia svarkį kišenį, turiu kišeninę. O turim gal samarėzą dar? Jo. Galima būtų taip. Iš akumo reikia ištrūkti. Jau bus pažįsti, žinau. Kodėl? O tai kas tau ten pažįsta? Bus nusižindę šitie. Aik tu, nenoriu nusižindęs. Gerai, mes tave pažendinsim. Tai paduoti rimtai? Ne, reikia laikyti ir tai. Atlenk ir viskas, vis tiek atgal važiuojant ten nupūs. Čia sakai, nuo greičio? Išlankstė kepurę. Atvykome. Orealis tai tikrai nelepina, bet pirtelė palepins. Eime. Ką? Balų iš tikrųjų normaliai nebuvo ir gazelės offroadį negalėjome ištestuoti, bet ištestuosime pirtyje. Bet atvažiavom čia, pažiūrėkit, koks oras pasidėjo. Snyk. Balandžio beveik vidury. Ir šitą. Tai kol kas, ką matau, pirtys veikia puikiai, todėl kad labai greit pririnko 70 laipsnių.
ką mes einame testuoti pirtį ir susitiksime kitą kartą, kai bus daugiau balų. Norit pažiūrėti, kas ten darosi? 7 laipsnių rūko. Adios, amigos. Susimatom kitoje serijoje.